O kas toliau? Gimiau gražiame Druskininkų kurorte. Turėjau nuostabią vaikystę. Mokiausi Druskininkų 3 vidurinėje mokykloje. 1 klasė, 12 klasė ir vidurinės mokyklos pažymėjimas mano rankose. O kas toliau? Vilniaus universitetas. Išlaikytas stojamasis geografijos egzaminas ir aš tarp VU studentų. Nuostabios studijos, puikūs dėstytojai, kursiokai kaip šeima. Daugybė egzaminų, įskaitų, praktikų ir bakalauro diplomas rankose. O kas toliau? Vėl Vilniaus universitetas, magistro studijos, plus darbas Baltupių vidurinėje mokykloje. Diplomas. O kas toliau? Vilnius ar Druskininkai? Pasirinkimas. Gimtas mylimas miestas. Bet, o kas toliau? Kur dirbti? Laisva vieta buvo kaimo mokykloje Leipalingyje. Buvau geografijos mokytoja. Bet padirbau tik metus ir nusprendžiau ieškoti savęs kitose darbinėse veiklose. Bet geografija nepaliko manęs. Tuo metu daug keliavau. Lankiau geografiškai labai įdomias vietas. Maudžiausi negyvojoje jūroje, grožėjausi Petro stebuklais, klajojau po dykumas. Kopiau į kalnus. Vaikščiojau Vezuvijaus krateriu. Grožėjausi didžiausiamis bangomis Nazare. Stebėjau potvynius atostogus San Mišele. Pažinau kitas kultūras. Aplankiau 30 pasaulio valstybių. Taigi, o kas toliau? Vis dažniau pagalvodavau, o gal vėl į mokyklą? Mintys realizavosi. Atsirado laisva darbo vieta mokykloje, kurią baigiau. Valio, aš vėl vaikštau koridoriais, kuriuos palikau prieš 26 metus. Aš esu geografijos mokytoja. Ir dosniai dalinuosi savo žiniomis ir patirtimi. O kas toliau? Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos pedagoginių studijų diplomas. O kas toliau?